Kaip išsirinkti tinkamą dviratį savo? Pakalbėkime apie problemas, kas gali būti, jeigu netinkamai pasirenkat. Gali vargti jūsų nugarą, keliai taip pat gali trintis ir, žinoma, gali tiesiog dingti energija ir noras važiuoti apskritai dviračiu. Taigi, pasižiūrėkime šios miesto dviratukus. Kaip matote, pirmas dalykas tai yra rėmas. Moteriškas, vyriškas rėmas. Dažniausiai moteriško rėmo renkasi moteris, vyriško vyro. Bet taip pat gali rinkti žmonės su didesniu amžiui arba tam, kam sunku pakelti kojas. Čia yra iš tikrųjų gan didelė problema, kodėl žmonės nustoja nevažinėti dviračiais. Taigi geras sprendimas yra žemas rėmas. Nebūtinai, kad jis yra moteriškas dviratis, reikia atsisakyti šios minties. Kitas dalykas labai svarbu, kad nevargtų, tarkim, jūsų pečiai, jūsų nugara, tai yra tinkamas vairo aukštis. Kaip matote, čia yra miesto dviratis, kuriame reguliuojasi tas pasvirimo kampas. Ir taip pat ilgis nuo sėdynės iki vairo. Irgi priklauso, koks ilgis pagal jūsų kūno proporcijas yra reikalingas. Ir žinoma, rėmas. Rėmas yra parenkamas pagal jūsų ūgį, pagal kojų ilgį ir pagal rankų ilgius. Tai va, tai galima tada irgi išrinkti tinkamą variantą, kad nevargtų jūsų atskiros kūno dalys. Kaip yra dviratukas ir pedalas yra žemiausiai padėty, pati koja turėtų būti uždėjus kulną ištiesta, bet neperdemta, bet ir nesulenkta. Tai kas gaunasi, jeigu jūs nerandate to aukso viduriuką, tai ir prasideda visokie įvairūs nugaros skausmai. Taip pat pats vairas priklauso, aišku, nuo dviračio tipo. Šiuo atveju aš sėdžiu ant miesto dviratuko, mano laikysena yra tiesi, 90 laipsnių ir turėtų būti štai tokioje pozicijoje, kad aš nevargčiau. Kas atsitinka, jeigu pasirenka, tarkim, kalnų dviratį? Didesnė apkrova gaunasi ant pačių rankų. Tai tarkim, kas turi problemų, ypatingai su nugara, su pečiais, jūsų apkrova šiam procentu eina ant rankų ir jum pradeda tirpti rankos. Atvykite į dviračio areną ir pagal jūsų kasdienius poreikius parinksime dviratuką tinkamiausią jums.